30 dienų nevalgiau cukraus. Sugalvojau iššūkį, kad 30 dienų nevalgysiu cukraus, kurio taisyklės buvo tokios. Visų pirma, aš nevalgau cukraus medaus, visų antra, nevalgau maisto, kuriame yra pridėtinių cukrų ir visų trečia, nevalgau maisto, kuriame yra saldiklių. Kodėl aš sugalvojau daryti šitą challenge? Na tai visų pirma norėjau patestuoti save. Kadangi labai mėgstu snacking, tai paskatino tiesiog pasižiūrėti, ar aš galiu išgyventi be to, ar aš galiu tiesiog pereiti per save. Ir antras dalykas, tai tiesiog pasižiūrėti, kaip reaguoja mano kūnas. Na ir mano iššūkis prasidėjo maždaug taip. Pirma diena, kai nevalgau cukraus. Šiandienos mylas yra avokado toastas su kiaušiniu ir tada sumuštinis su kiaušiniu ir mėsa. Duona yra be pridėtinio cukraus ir viskas yra be pridėtinės cukraus. Nemanau, kad mano racionas labai skirsis per šitas 30 dienų, nes reikia gal labai stipriai tada pagalvoti, ką valgyti be cukraus. Ir iš tiesų, pirmas sunkumas buvo tas, kaip rasti maistą be cukraus. Parduotuvėse užtrukdavau 2 kartus ilgiau, kadangi reikia skaityti etiketes, kadangi aš mėgstu batoną, tai batone praktiškai visame yra cukraus. Netgi pjaustytoje mėsoje yra cukraus, kas yra crazy, nes tiesiog mėsa neturėtų turėti cukraus. Šitas dalykas buvo labai sudėtingas, kadangi reikėdavo vaikščioti per parduotuvės, žiūrėti, ką aš galiu valgyti, ko negaliu, tai pradžioje aš galvojau, kad aš daug ko negaliu valgyti. Žiūrėsim, kaip seksis man. Nežinau, man atrodo, kad bus easy, bus light work, bet pamatysim. Batonas be pridėtinio cukraus tikrai skanus, ta prasme. Nors aš pasižiūrėjau, kad aš visą gyvenimą realiai batoną valgiau tik su cukru. Ja, aš irgi. Pirmą dieną be cukraus sėkmingai išgyvento. Biškai norėjau saldaus, bet dar nebuvo tokio kažkokio labai didelio cravingso, tai man atrodo taktika tiesiog likti su čiam. Kiekvieną rytą pradžioje valgydavau sumuštinius su kiaušiniu, mėsa, užtepėlė, kas yra pakankamai įprastas maistas mano racione. Ir pradžioje aš galvojau, kad tik tokį maistą ir valgysiu, nes galvojau, ko yra be cukrus. Ir pirmomis dienomis viskas pakankamai buvo nesudėtinga, savijauta buvo gera, mažai buvo sugar crashų, dienos energija buvo pakankamai pastovi ir jaučiausi pakankamai gerai, nebuvo kažkokio tokio, kad aš labai kreivinčiau cukraus ar labai kreivinčiau kažkokių snacksų, kadangi visą laiką stengdavausi išlaikyti save sočiu ir tai padėdavo man nenorėti kažkokio cukraus ir papildomų snacksų. Trečios dienos pabaigoje šiandien turbūt labiausiai norėjau saldaus. Norėtųsi kažko tokio. Nes, kad nenorėt saldaus, reikia tiesiog būti pavalgysiu. Bet aš spėju, kad tiesiog mano organizme mažiau kalorijų suvalgau apskritai. Tai aš spėju, kad mano organizmas, nori labiau valgyti. O šiaip kol kas kaip ir viskas stabiliai. Irgi nebuvo kažkokio sugar crashų šiandien, tai irgi visai nesinorėjo dieną kažkaip labai stipriai miegoti. O nieko kito kažkokio išsiskiriančio dar nepastebėjau. Tai mano pirmoji savaitė praėjo Išgyvenau 7 dienas be cukrus. Oficialiai rytoj bus 7 diena. Man atrodo, kad aš visą šitą savaitę su to pačiu megztiniu tiesiog. Namuose galima su megztiniu vaikščioti 2 mėnesius. Šiaip kokie pojūčiai po savaitės. Turiu labai didelių cravingsų, bet nėra tokio, kad aš jau negalėčiau susilaikyti ir labai norėčiau kažko ten saldaus, kokios bandelės ar kokio batonėlio, nežinau. Nežinau, toks kaip hackas. Reikia tiesiog būti sočiu ir realiai, kai tu esi sotus, tai nesinori nieko kažkokio užkandžio, o užkandžiuose dažniausiai būna cukraus. Tai realiai, lifehackas tiesiog būtų valgyti ir tiek. Pastebėjau, kad kažkaip netaip stipriai jaučiu alkio jausmą. Energija taip pat lieka kažkaip pastovi per dieną, netaip stipriai norisi miegoti. O sunkiausia turbūt tai darbe būna susilaikyti, nes darbe labiausiai yra cravingsų. Čia gal norėtųsi kažkokios dramos video, kad aš čia, tu kaip kreivinu kažkokio saldumyno ir kad čia mano kadrai, kai aš tiesiog vartausi ant lovos, kaip aš noriu ir kad toj numirsiu, bet taip nėra, tai filmuoju savo pojūčius, kokia yra realybė iš tiesų. Tai gali būti, kad čia tiesiog nuo žmogaus labai stipriai priklauso ir tiesiog dėl to man taip stipriai nesinori tų saldumynų. Tai pirmą savaitę stipriai žiūrėsim kaip toliau. Aš susifeilinau. Valgau šitos traškučius. Nedaug, suvalgiau kokius 3-4 ir galvoju, dar kartą žvilgtelsiu į sudėdamasis dalis. Nes prieš tai jau čekinau, kai pirkau
tiesiog perskaičiau ir galvoju, cukrus nėra, reikia paimti. Prašau. Cukrus. Feilas, labai gaila. Čia yra mano dabar 12 diena be cukraus. Labai gaila, bet dėl to challenge aišku nebaigsiu. Ne visada viską perskaitai, ne visada viską įsidėmi iki galo, tai tiesiog žmogiška tokia klaida. Kai aš esu ne namuose, aš dažniausiai nusipirku savo kažkokį trikampinį sumuštinį ar kažkokį sumuštinį, kad greit tiesiog užkast. Antras didžiulis challenge'as, kai nepasiėmė maisto iš namų, kaip surasti maisto parduotuvėse. Vienas didžiausių minusų buvo tai, kad tu supranti, kad tu negalėsi pavalgyti kažkur ne namuose. Aš kartais turėdavau būti tiesiog alkanas arba ieškoti parduotuvėse maisto, kuris neturi cukraus. Norėčiau pasiskųsti tuo, kad Maksimumui apskritai nėra nieko, ką galima suvalgyti be cukraus. Tiesiog pietums, o kažkokio maisto nusipirkti jau pagaminti, ar tai būtų sumuštinės, ar tai būtų, nežinau, koks kotletas. Visur yra cukrus, tai aš realiai nieko neradau. Tai labai liūdna, nes aš labai noriu valgyti. Ir aš sukūkt tiesiog, nes nėra ten maisto jokio, ką aš galėčiau pasiimti. Boom. Iki. Respektas. Nėra cukraus, normalus maistas, galima nusipirkti, pavalgyti. 2 savaitės be cukraus, dabar jau eina 3 savaitė. Tai pamiršau įrašyti, bet 2 savaitės be cukraus sėkmingai. Viskas kaip ir gerai, bet dar iki šiol būna cravingsų, kad aš noriu kažko skanaus, kažką pasneiginti, kažką užkast, saldaus būtent. Jo, šiaip keista, nes aš labiau tokių sūrių dalykų mėgėjas. Bet kai nevalgau cukrus, tai bet norisi kažko saldaus. Ir nors 2 savaitės praėjo, bet vis tiek dar turiu tam tikrų cravingsų. Vienas iš cheat kodų buvo tai, kad aš pirksiu gazuotą vandenį tiesiog, kuris yra su kvapikliais. Ir aš galvojau, tai patenkins mano poreikį negerti kolos. Ir iš esmės tai padėjo. Antras cheat kodas, kur yra daug, tai paprasti Pringlesai iš esmės neturi cukrus, kas buvo crazy. Ir trečias cheat gėrimas buvo Bright. Pasirodo, Bright irgi neturi cukrus. Atsimenu, kad tuo laikotarpiu aš labai cravinau kažkokio gėrimo ir saldaus. Jis neturi nei cukrus, nei saldiklių. Ten yra tik tai natūralūs cukrai padaryti iš vaisių sulčių, kas iš esmės ir gelbėjo mane, nes tuo metu aš cravinau cukrus. Galvojau dar vieną cheat kodą. Boom! Bananiniai ledai. Labai skanu. 0 cukraus. Aš tiesiog eisiu pasimėgauti. Jo, ir 3 savaitę baigiu taip, su bananiniais ledais. Labai skaniais bananiniais ledais, nes aš jau labai laukiu, kol baigsis šitas challenge. Nors ir sekasi gerai. Tai į 3 savaitės pabaigą jau tikrai cravinau cukrus. Man sudėtingiausia buvo iš esmės nevalgyti jo darbe, kadangi darbe yra daug pas mane visokių sausainių, dalykų ir labai norisi tiesiog, kai tu matai tą maistą. Kai tu jo nematai, viskas tvarkoje. Dėl ko 4 savaitės vidury aš nusprendžiau pabandyti nusipirkti sausainius be cukraus. Taste testas. Ne be cukraus sausainių, be cukraus ir be saldiklių. Kvepia saldžiai, taip atrodo. Tikrai cukraus nėra. Nu, kaip parašyta raudonom raidėm, sugar free. Kodėl kremas toks saldus? Dar aš pažiūrėsiu dar kartą sudėtį. Su saldikliais. Taigi parašyta su saldikliais pačioj pirmai eilutėj. Antrą kartą prašau savo challenge. Mes 2 kartus pačiekam, 3. Kaip šis tokia sunku laikytis challenge'ų? Ne. Visur užslėptas cukrus. Aš aišku pats kaltas, nes aš noriu mane traukiant cukrus ir aš ieškau alternatyvų. Ir tada surandu ir vat tai būna. Ir iš esmės aš cukraus nevalgau, ten buvo tik tai saldiklis, bet pagal mane, čia yra mano 3 taisyklė, kad aš nevalgau maisto su saldikliais, tai aš pralaimėjau challenge 2 kartą. Bet nepaisant to, aš vis tiek tęsiau savo challenge, nes norėjau jį pabaigti. Paskutinę savaitę jau tikrai cravinau labai cukraus. Tikriausiai gal netgi psichologiškai žinau, kad baigiu challenge ir jau labai norėjau tą cukraus. Čia yra paskutinė diena mano challenge ir nuoširdžiai pagaliau. Aš taip
jau noriu pabaigti šitą challenge. Aš džiaugiuosi, aišku, kad man pavyko iš tem 30 dienų, bet labai džiaugiuosi baigti šitą challenge. Aš labai noriu saldaus, jau pagaliau. Aš nesu saldumynų žmogus. Ne, jeigu yra pasirinkimas, tai aš renkuosi kažkokį sūrų dalyką kaip snacksą. Aš renkuosi sūrų dalyką dažniausiai pirmą. Bet fucking hell, aš per šitas 30 dienų tiesiog pasilgau saldaus. Aš jau noriu kažkokį tiramisu, ten, nežinau, kažkokį bandelę su chuja kremo. Pagaliau mes galėsim normaliai nueiti į miestą, pavalgyti viską. Aš tiesiog... Džiaugiuosi, viskas. Realiai mano challenge'as baigsis po 30 minučių. Nesakau, kad šiandien kažką valgysiu, bet kas žino. Tai džiaugiuosi, puikiai jaučiuosi. Mano paskutinis mylas yra balandėliai. Paskutinis mylas be cukraus. Ir tikrai labai džiaugiausi, kad baigiau challenge, nes labai jau stipriai norėjau. Tikrai tas challenge'as prasitęsė mėnesį be cukraus išgyventi sudėtinga, ypač šiais laikais, kai visur yra daug cukraus visuose maistuose. Ir kai baigėsi challenge'as, aš tikrai patrytinau save McDonald'u ir labai skaniais profiteroliais. Maistas iš esmės mūsų sujungia. Ir trečias dalykas yra tai, kad kaip reaguoja žmonės į tave, kai tu nevalgai cukrų. Iš tiesų keista, nes jie galvoja, kad tu tiesiog iš dalies kvailys, kad tu laikaisi kažkokio tokio challenge. Ir aš negalėdavau tam tikrų būdų socializuoti su kitais, kadangi sakydavau, kad aš negaliu valgyti to maisto, kuris yra pagamintas, nes ten gali būti cukraus. Bet taip pat aš negalėdavau išeiti į restoranus, tarkim, su savo mergina, nes niekada nežinai, ar ten gali būti cukraus. Ir tiesiog labai sudėtinga pavalgyti ne namuose. Įdomus pastebėjimai buvo tai, kad aš iš tiesų numečiau svorio. Antras dalykas, kad kai tu nevalgai cukraus, kartais net nesinori valgyti. Trečias dalykas, soda daug pasikeitimų nepastebėjau, tai negaliu pasakyti, kad būtent man tas cukraus nevalgymas kažko labai daug priduoda. Ketvirtas dalykas, kad mano nuotaikos kaitos buvo pakankamai mažos ir mano energijos lygis buvo pakankamai stabilus, kas buvo visai kietai. Ir dar vienas dalykas, ką aš pastebėjau, yra tai, kad man vakariais labai stipriai kartais norėdavosi valgyti, kadangi, logiškai, aš suvalgydavau daug mažiau kalorijų, aš iš tiesų stipriai norėdavau valgyti ir būdavo daug dienų, kai aš vėlai vakare tiesiog valgydavau, nes norėdavau. Reikia turbūt turėti galvoje, kad mano cukraus nevalgymas nelygus kito žmogaus cukraus nevalgymui, nes kad aš pavyzdžiui, nevalgau cukraus ir man nėra cravingsų tokių didelių, tai nereiškia, kad kitam žmogui nebus cravingsų. Kitam žmogui gal daug stipriai labiau norėsis to cukraus nei man. Kokius dalykus aš galėčiau išsinešti iš esmės iš šito challenge, kuriuos aš išsinešu, kad nepakeitinėt vandens kažkokių saldžių gėrimų. Ir taip pat snacksų nedaryti pakaitalo maistui. Tai vienas iš didžiausių dalykų yra, ką aš išsinešiu šito iššūkio, tai kad būt labiau sumaniu ties to, ką aš įsidedu į savo kūną, kokį maistą įsidedu, kokį gėrimą ir labiau stebėti galbūt netgi, ką galima pirktis be cukraus. Tai tokios buvo mano 30 dienų be cukraus, tokios mano įžvalgos, tikrai įdomus challenge'as, įdomu buvo prasitestuoti save. Pasirodo, kad aš galiu, o jeigu galiu aš, tai galite ir jūs. Čiau.